Hello and welcome. Sveiki atvykę į mūsų naują šios savaitės video, kuriame mes pakalbėsime, kaip naudoti žodelį as. Jis gali turėti įvairių reikšmių, jis gali būti įvairiai naudojamas sakinyje, žiūrint, ką mes norime pasakyti. Ir būtent į šiuos atvejus su pavyzdžiais mes šiandieną ir pasigilinsim. O prieš tai, kaip visada, noriu pakviesti į jau visai beprasidedančius nuotolinius anglų kalbos kursus. Jie prasideda pirmadienį, gegužės 5 dieną, tai jeigu žiūrit šį video sekmadienį, tai jau rytoj pats laikas prisijungti. Galite tai padaryti tiesiog parašant man elektroniniu paštu rolanda@rolanda.lt arba užpildant formą apačioje, jeigu ji dar bus aktyvi, nes po kelių dienų jau bus išjungta, nes kursai bus prasidėję. O jeigu žiūrite šį video vėliau, tai noriu tiesiog padrasinti ir pasakyti, kad prie nuotolinių kursų galima jungtis nuo kiekvieno mėnesio pradžios. Tai jeigu nespėjote į pačią pradžią, galbūt nedaug vėluojate, jeigu norite jungtis, rašykit ir suteiksiu daugiau jums informacijos. O dabar keliaukime prie žodelio as. Taigi, visų pirma, žodis as dažniausiai yra sutinkamas tada, kai mes kalbame apie įvairius palyginimus. Ir dažnai jisai būna, tarkim, naudojamas 2 kartus, ar ne, mes naudojam as. Ir tas as kartu su kažkokiu tai būdvardžiu reiškia toks kaip kažkas, ne, toks pat aukštas, toks pat greitas, toks pat didelis ir panašiai. Pažiūrėkime į pavyzdžius. She is as tall as her brother. Kreipkite dėmesį, as tall as. Ir viduriukai įsiterpia tiesiog būdvardas. Ji tokia pat aukšta kaip ir jos brolis. As tall as. Žinoma, mes galim turėti ir neiginį, jeigu mes norim pasakyti, kad ne toks pat kaip kažkas kitas. Pavyzdžiui, this book is not as interesting as the last one. Jeigu aš naudočiau tik tai as interesting as, tai būtų tokia pat įdomi kaip pirmoji, ar ne? Bet naudoju dar neiginį not prieš visą šitą konstrukciją ir tada reiškia, kad ši knyga nėra tokia įdomi kaip prieš tai buvusi. This book is not as interesting as the last one. Okay, the other example, kitas pavyzdys. You can run as fast as a cheetah. You can run as fast as a cheetah. Tu gali bėgti taip greit kaip gepardas, ne? Cheetah. The fastest animal, greičiausiai bėgantis gyvūnas. Ar ne? As fast as. Labai dažna klaida būna šitoj vietoje, kai norima būdvardžio panaudoti kitą formą, aukštesnio laipsnio. Tai no. Tiesiog paprastas būdvardis. As tall as interesting as fast as big as beautiful as, anything. Okay? Palyginimą. Toliau, žodelį as naudojame kalbėdami apie darbus arba profesijas ir tarsi lietuviškai mes sakytumėm, kad aš dirbu kuo, arba taip labai netaisyklingai aš dirbu kaip kas. Ar ne? Kad suprastumėt, kaip tas as ten atsiduria. Tai pavyzdžiui, she works as a teacher. Įprastai mes tiesiog sakytumėm, ji dirba mokytoja, ar ne? She works as a teacher. Bet angliškai ten būtent reikalingas yra žodelis as. Dirba kuo. She works as a teacher. Žinoma, galima naudoti ir be as ir tiesiog sakyti, she is a teacher. Ji yra mokytoja. Bet jeigu mes naudojam su žodeliu work, dirba kažkuo, so she works as a teacher. Ne? Kitas pavyzdys, he was hired as a translator. He was hired as a translator. Jis buvo įdarbintas, jis buvo pasamdytas, tarsi būti vertėju, ne, kaip vertėjas. As a translator. Taigi, su profesijom, nepamirškit, naudojam as. Toliau, kai kalbam apie profesijas ir apie žmonės, ar ne, tai ką jie daro. Bet jeigu mes kalbam apie įvairius daiktus, dalykus, tai taip pat mes naudojame as nusakyti to daikto, dalyko funkcijoms arba tikslo, ar ne, kam tas daiktas yra skirtas arba kaip kas tas daiktas yra naudojamas. Pavyzdžiui, I used my phone as a flashlight. I used my phone as a flashlight. Aš naudojau savo telefoną kaip prožektorių, ne, pasišviesti. Taigi,
Šiaip tai nėra flashlight, bet aš naudojau savo telefoną tokiai funkcijai. As a flashlight. Ar ne? We used an old door as a table. We used an old door as a table. Ne? Kokiu tikslu mes naudojom? Mes naudojom senas duris vietoje stalo, ar ne? Lietuviškai taip sakytumėm, arba kaip stalą. Ne, nu, vat, neturėjom stalo, kažkur sodyboje kažkokioje, reikėjo mums stalo, radom senas duris, pasidėjom ant kažkokių tai dalykų ir naudojom tiesiog kaip stalą. So, we used an old door as a table, kaip stalą, arba tikslui, kad ar ne, vietoje stalo. He served as the team leader during the project. He served as the team leader during the project. Jis buvo, jis atliko vaidmenį, tarkim, ar ne, funkciją komandos lyderio projekto metu, ar ne, as the team leader. Jis buvo projekto komandos lyderis, ar ne, as the team leader. Tai irgi yra kažkokia funkcija arba tikslas. Tai ne profesija, todėl šitoj, tarkim, kategorijai, ne profesijų kategorijai, bet irgi kažkokiai tai funkcijai arba tikslui, tai gali būti ir žmogus. Toliau, mes galime naudoti as, tarsi pakeisdami žodį because, na tiesiog paįvairinimui, jeigu mes norim paaiškinti, kodėl kažkas įvyko. Ar ne? Pažiūrėkime į pavyzdžius. As it was raining, we stayed inside. Kadangi lijo, mes likome viduje. Ar ne? As it was raining. Kadangi lijo. Įprastai žodžio because priekį nelabai naudotumėm. As it was raining. Kadangi lijo, truputėlį gražesnis pasakymas. Tai naudojame as, bet prasmė, ar ne? Prasmė tai yra realiai paaiškinimas. Kodėl? Kadangi lijo, mes likome namie. Kitas. I didn't go as I wasn't feeling well. Aš nejau, nes nelabai gerai jaučiausi. Ne? Vėlgi paaiškinimas, kodėl aš kažkur nejau. As I wasn't feeling well. Nes nelabai kaip jaučiausi. Toliau. Jeigu mes kalbame apie kažkokius vienu metu vykstančius veiksmus, ar ne, įprastai naudojame kantinės laiką, ypač jeigu kalbam apie praeitį, ir norim nusakyti, kad tuo metu, kai kažkas buvo, arba tuo metu, kai kažkoks veiksmas tęsiasi, kažkas nutiko. Taigi, as I was leaving, the phone rang. As I was leaving, the phone rang. Man išvykstant, man išeinant, telefonas suskambo. So, as I was leaving, man išeinant. Ar ne, kai vienu metu kažkokie keli veiksmai vyksta. Kitas pavyzdys, she smiled as she opened the gift. Ji nusišypsojo, atidarydama dovaną. Lietuviškai gal įprastai sakytumėm, atidarydama dovaną, ji nusišypsojo, ar ne, bet realiai abu veiksmai kaip ir įvyko kartu. She smiled as she opened the gift. Ne? Taigi, as naudojame, kai kalbame apie vieną. Yra keletą posakių nusistovėjusių tokių pasakymų, kurie yra taip pat naudojami su žodeliu as. Ir mes tuo juos visus pažiūrėsim, nors realiai kai kurie iš jų gali būti priskiriami tai pačiai pirmai kategorijai, nes bus as long as far as, ar ne su dviem as. Bet visų pirma, mes pradėsim nuo as if arba as though. Tiek if, tiek though yra naudojami šiuo atveju ir vienas ir kitas, kuris jums labiau patinka. Ir tokia frazė reikštų tarsi. Ne, tarsi. He looked at me as if I were crazy. He looked at me as if I were crazy. Jis pažiūrėjo mane, tarsi aš būčiau, nežinau, pamišus, ne, beprotė. Tai as if, tarsi. Ne, pažiūrėkime į kitą. Kitas pavyzdys, as soon as. Kai tik. Ar ne? Kai soon reiškia greitai, ar ne, netrukus, tai va būtent kai tik kažkas nutiko. Call me as soon as you arrive. Paskambink man, kai tik tu atvyksi. Ne? As soon as you arrive. Susijęs su laiku, ar ne? Ir vėlgi, lietuviškai mes jį galime išversti skirtingai priklausomai nuo situacijos. Kitas, vėlgi, priklausomai nuo situacijos vertimas, as long as. Vėlgi, jau mes kalbam apie laiką, pavyzdžiui, tiek kiek arba tol kol. You can stay as long as you like. Tu gali likti tiek, kiek nori. Ar ne, pavyzdžiui, I help you as long as you do your part. Aš tau padėsiu tol, kol tu atliksi tai, kas tau priklauso, ar ne, tol, kol tu atliksi savo dalį skirtus darbus, ar ne, as long as. Ir paskutinis,
as far as, šiaip žodis far yra toli, bet vėlgi jis kartais yra verčiamas tiek, kiek, priklausomai nuo situacijos. As far as I know, tiek, kiek man yra žinoma, ar ne? Tiek, kiek. As far as I know, he's still in London. Tiek, kiek aš žinau, jis vis dar Londone. As far as. Taigi, tiek įvairiausių variantų, kada mes galim naudoti žodį as. Mano užduotis jums komentaruose parašykite po vieną sakinį, panaudodami žodelį as. Ir taip pat primenu, kad galite dar suspėti užsiregistruoti, prisijungti prie mūsų Hive kursų, mes jūsų labai laukime. O šiam video tiek, jeigu buvo naudinga, spauskite like, jeigu neprenumeruojate dar šio kanalo, spauskite subscribe, man kiekvienas jūsų ir laikas, ir prenumerata yra svarbi. O mes pasimatysim kituose video. Bye bye, have a nice day.